Sveiki, šiandien apžvelgsime programėlę sveikas.lt. Kaip skelbia jos gamintojai, ši programėlė yra gydytojas jūsų kišenėje. Čia rasite instrukciją, kaip suteikti pirmąją pagalbą ar net išgelbėti gyvybę. Atsitikus nelaimiai, įsijungę šią programėlę, taip pat galėsite pamatyti, ką daryti apsinuodijimo, apelpimo, nudegimo ar kitais atvejais. Rasite ne tik instrukcijas, tačiau ir aiškius paveiksliukus, kurie suteiks aiškumo ekstremalioje situacijoje. Na ir žinoma, iš pačios programėlės galite paskambinti telefonu 112. Kitos programėlės funkcijos yra ligų diagnostika ir bet kokių gydymo įstaigų paieška. Skiltyje sužinok, kuo sergi, galite įvesti savo patirimus simptomus ir programėlė jums paruoš preliminarią diagnozę. Štai matome 5 galimas ligas su pasirinktais simptomais, o paspaudiant vienos iš jų gausime daugybę informacijos apie tą ligą, pradedant priežastimis ir baigiant komplikacijomis ir gydymo metodais. Na, ko gero, reikėtų paminėti, kad pasitikėti vien programėle negalima ir įtardami ligą turite būtinai kreiptis į kvalifikuotą medicinos specialistą. O kalbant apie tai, sveikas.lt rasite išsamų visų Lietuvos gydymo įstaigų sąrašą. Pagal jūsų buvimo vietą programėlė gali parodyti viską, nuo poliklinikų iki psichiatrų. Pasirinkę konkrečią įstaigą, rasite jos adresą, telefono numerį, interneto adresą, aprašymą ir nuorodas navigacijoje. Taigi, sveikas.lt yra išties aukštos kokybės, išsami ir naudinga programėlė kiekvienam žmogui. Na ją, bei daugybę kitų programėlių galite rasti atsisiųsti internete adresu programėlės.somnitel.lt.